pakalbėsiu apie filosofiją pradžioj. Mane tai pačią asmeniškai nustebino, kai aš pirmą kartą pamačiau prezentaciją ir kaip ir aš gyvose stovyklose taip pat darau gyvą prezentaciją, jeigu yra galimybė. Jeigu nėra galimybė, dabar turiu nuostabų savo žydrą blizgantį modelį, kurio labai džiaugiuosi, ant kurio įrodysiu šiandien prezentaciją. Bet iš esmės, tai kiek įmanoma online formatu parodyti, tai aš pabandysiu parodyti ir papasakoti ir pertikti kiek įmanoma daugiau informacijos apie tai. Online'as riboja kažkuria tai prasme, bet ir išlaisvina tą prasme, kad mes galim biškį pro rakto skylutę stebėti taip drąsiai ir nebūtina kažkur ateiti gyvai, nebūtina su kažkuo dalyvauti būtinai. Ir, jeigu norisi dalyvauti ir praktikuoti, tai kviečiu į gyvus renginius, bus vasaros gale stovykla gyva, tai tikrai rekomenduoju atvykti gyvai pasižiūrėti ir papraktikuoti, todėl kad praktika yra visai kas kita. Tantra yra toksai dalykas, kad jisai gali būti ir labai saugus, jisai gali būti labai toksai auginantis dvasiškai ir kartu gali tas saugumas priklauso nuo tavęs pačio, kiek tu savo moki laikyti erdvę. Ir aš visą laiką rekomenduoju, jeigu tavo partneris arba jūs abu esat nepasiruošę arba jauti, kad nesugebėsi savo atlaikyti erdvės emociškai, tai tada tikrai rekomenduoju atvykti į tokius gyvus mokymus, kai yra vedlys ir kai jisai gali laikyti erdvę. Nes yra du dalykai, kas gal ir daugiau aišku, bet tokie du pagrindiniai tikslai lingam masažo. Tai lingam masažas tai nėra tik tai lingam masažas. Kaip ir joni masažas yra viso kūno masažas, taip ir lingam masažas yra viso kūno masažas plus genitalijos. Tai du tikslai yra lingam ir masažo, kuriuos aš apčiuopiu ir apie kuriuos kalbėjo ir mano mokytojas Michal Kaligriks, kad vienas tai yra išsilaisvinti iš seksualinių priklausomybių, kas atrodo gan keista, nes skamba apie malonumą, bet kaip mes išsilaisvinam, kad nėra tos priklausomybės nuo ejakuliacijos, greičiau išlieti sėklą, greičiau patirti tą greitą 7 sekundžių malonumą ir viskas, žinai. Tai vienas iš tikslų toksai, kitas iš tikslų yra tiesiog dvasinis tikslas, nes mes išmokę kelti, dabar ir moterim ir vyram kalbu, šita informacija tinkama yra, kad kai mes išmokstam kelti energiją į viršų, seksualinė energija yra tokia stipri, kad jinai gali iškelti labai stiprius pojūčius, kurių tu niekada nejautei, kurių niekada neteko patirti ir jie gali būti kažkoks tai dilgčiojimas rankose, gali būti viso kūno kažkoks tai kaip skruzdėlyčių lakstymas, gali būti netgi vizijos, gali patekti į kitas sferas, gali patekti į transcendentinės būsenas, gali patekti į psichodelinės keliones. Tai seksualinė energija yra tokia stipri. Ir tantra, iš tikrųjų, ta tokia gilioji šamaninė tantra, jinai apie tai ir yra. Bet jinai gali būti ir netokia ten kažkokia tai mistiška, jinai gali būti tiesiog santykių gerinimas. Arba tavo seksualinio gyvenimo gerinimas, visiškai nenueinant į jokius šamanizmus, į jokius ten šių burtus. Ir tas yra įdomu. Man asmeniškai, tiesą pasakius, ta šamaninė dalis man yra pakeitusi labai smarkiai gyvenimą į gerą. Tai gali būti du tikslai, ir toks, ir apie malonumą, ir apie kažkokį tai dvasinį apsišvietimą, bet nenušvietimą, bet šiek tiek apšviesti savo kelią. Apšviesti savo kelią, daugiau sužinoti kažko tai apie savo vidų, savo kartais net praeitus gyvenimus, kartais kažkokias tai patirtis gilės ir panašiai. Jeigu kažkas žiūrės šitos mokymus, kas nežiūrėjo joni mokymų, tai labai rekomenduoju pasižiūrėti ir juos. Tada bus toks abipusis išmokimas iš abiejų pusių, ir vyriškos energijos, ir moteriškos energijos stiprus pažinimas. Tai dar vienas iš tokių tikslų, grįšiu dar prie komentarų, tai yra vyrui lingam masažo yra pereiti, išpažinti savo moterišką energiją. Ir iš tikrųjų seksualinė energija
jeigu mes norim kažkaip tai turėti gražias patirtis abipusiai, visgi vyras turi labiau atsiverti moteriškai energijai, tada jis ir pats daugiau patiria ir gali labiau jausti moterį. Ir tas ir lėtumas, ir ištempimas laike, ir visokios technikos, kurios ir padeda ištempti laike visą tą malonumą. Nes ką mes žinom? Mes žinom tik tai iš pornuškių va, tokius dalykus, ar ne, ir nieko daugiau. Ir kas yra liūdniausia, kad pornografija yra kuriama vyrų. Ir dėja, jeigu moteris kurtų pornografiją, tai nebūtų pornografija. Ir visas tas išmokimas apie seksualinį švietimas gaunasi tiek, kiek mes žinom mokykloje biologijoje, kas yra va tiek va trupinėlis ir labai tabu, ir visa, labiau anatomija, o visą kitą mes randam tiesiog internete, savo vaikystėje, jaunystėje, televizoriuje ir panašiai, kas yra sukurta. Man turbūt nereikia apie tai labai išsiplėsti, bet tiesiog galbūt visokių žmonių žiūrės, galbūt tai tavo pirmas iš vis susidūrimas su tantra šita transliacija, tai tada vat ir kalbu tau, kad visa tai mus išmokina apie seksualumą, nors iš tikrųjų tai nieko panašaus su realybė. Tai yra fantastinis filmas, pornografija labai dažnai yra fantastinis filmas, tai nėra tikra. Ir iš tikrųjų malonumas nepatirimas per tai, ką mes matome per pornografiją. Tai filosofija yra viena, filosofiją mes galim sužinoti iš knygų, bet šiandien mes turėsim daug teorinės medžiagos, ne tik filosofiją, ir teorinę su prezentacija, konkrečia prezentacija, kiek įmanoma padaryti tai ant netikro mano pasiūtos lėlės modelio. Taip, tai yra šiek tiek kitaip, tai nebus visiškai realus formatas, bet turėsi ką išsinešti į gyvenimą ir norėsis po to eiti ir bandyti. Tai dabar kalbu moterims arba žmonėms, kurie turi seksualinį gyvenimą su vyrais. Tai daug iš tikrųjų, jeigu yra gėjai ar ne, arba bet kokia kita queer sritis, tai jie nebijo vieni kitų, jie pažįsta vieni kitus. Čia kaip moteriai mylėti su moterim, ar ne? Mes pažįstam vieną kitą ir mes žinom, kas mums patinka ir būtų žymiai paprasčiau, ar ne? Tada, jeigu mes kalbam apie gėjų santykius, tai jiem irgi nereikia labai daug pažinoti, sužinoti, va, tarkim, kaip čia jie pažįsta savo kūną ir jie gali perduoti tą malonumą, tą informaciją kitam žmogui. Bet kai susitinka dvi priešingos lytis, tai tada gaunasi, kad mes žinom save ir viską darom pagal save, o iš tikrųjų vyrui visai netinka taip, kaip mes darom pagal save. Jam labai dažna klaida yra, kad moteris viską daro per švelniai. Ir vyras nori stipriau ir galvoja, galėtų normaliai suimti. Tai čia tokie komentarai iš asmeninio gyvenimo. Ir iš tikrųjų labai dažnai visokių išimčių yra, taip, kai kuriem patinka švelnumas ir taip toliau, bet labai dažnu atveju mes elgiamės per švelniai. Tai švelniai, čia po to pereisiu, bet švelniai mes elgiamės tik tai su seklidėmis, jokių būdų nieko stipriai negalima daryti. Bet seklidės, kas yra viduj, ir išoriai, kas yra kapšelis, visa oda yra du skirtingi dalykai. Seklidės skauda, kapšelio visiškai neskauda. O mums atrodo, kad visai nieko negalim daryti su tuo, nes skaudės. Tai vat, kai nepažįstam, kai neturim pačios to kūno tokio, tai labai sunku perteikti. Tada, kas liečia visą stiebą, tai ten dažniausiai mes viską darome per švelniai, per minkštai. Jeigu esam moteris, kurios daro masažą. Galbūt tai yra vėlgi labai jautrus dalykas, ten per daug užsižaisti irgi negalima, nes tai yra, įsivaizduokit, kaip klitoris, galbūt tai yra klitorio galvutės atitikmuo. Tai jo, ten viskas yra super jautru irgi ir ten per daug kažkaip tai nejautriai trinti irgi negalima. Tai žodžiu, daug visokių tokių niuansų. O jeigu, pavyzdžiui, dabar kalbu vyrams, kurie galbūt daro vieni kitiems masažą, tai tokiu atveju jūs žinot, kaip padaryti, kad būtų malonu, bet tada kita tema yra, o kaip padaryti, kad būtų tantriškai, kaip padaryti, kad būtų kuo ilgiau, kaip padaryti, kad nebūtų tikslo ejakuliuoti ir vis tiek galima būtų patirti malonumą.
Tantrinis masažas, lingam tantrinis masažas yra apie tai, kad tu gali patirti malonumą ir orgazmą net neturėdamas erekcijos. Visiškai laisviausiai galima patirti be erekcijos. Tai jeigu tu žiūri ir tu turi erekcijos problemų, žinok, kad tai ne pasaulio pabaiga. Pirmas dalykas, su PC muscle treniravimu, kas yra tarpvietės raumenys, mes galime pastiprinti savo pajėgumą ir pagerinti prostatos būklę. Antras dalykas, jeigu dar esame pakankamai jauni ir neturime prostatos problemų, tai tokiu atveju tai yra prevencija. Tai kiekvieną sekundę, kai tu prisimeni dienoje, aš tau rekomenduoju traukinėti PC raumenis, perineum muscles. Tai yra tarpvietės raumenis, kurie yra tarp sėklidžių ir išangės. Tai čia yra tiesiog pratimas, kurį privalo daryti visi absoliučiai, ir vyrai, ir moteris, tarp kitko. Bet šiandien ne moterų diena, pažiūrėkite apie tai Joni masažo mokymus. Kodėl? Visa filosofija iš tikrųjų kaip ir yra apie tai, kad išeiti iš to spaudimo, kuris sako performing, būk kiečiausias, neverk. To sindromo berniukai neverkia paleidimas, ne sindromo, o tiesiog tokio spaudimo, priespaudos visuomenės, kad berniukai neverkia. Vienas iš tikslų yra pabūti tame jautrume, pabūti tame potyryje kažkokiam, kuris yra visiškai kitoks, negu kad tu esi pripratęs ir kaip tave mokino. Ir mes kaip moteris, mes galim padėti vyrui tai patirti, padėti lingam, per šviesos ir galios lazdą, kas yra išvertus lingam iš sanskrito kalbos, šviesos galios lazda, padėti patirti kažkokias tai dvasinės patirtis. Ir atrodo labai sudėtinga, gal ir keista žmogui, kuris, tarkim, visai nesusidūrė su tantra, apie ką jinai čia kalba, bet kai tu patirsi, tu suprasi. Ir man asmeniškai dar iš savo lingam masažo darimo patirties, aš labai daug malonumo gaunu iš lingam masažo darimo, todėl kad man nereikia, dabar vėl kalbu moteriams, ir moteriams tai moteriams turinčiams moters kūną, nes apie tokias gal moters priespaudos ir visų tų raganų deginimo temą, kad visas tas seksualumas tiek užspaustas, kad dažna moteris nešiojasi tą, kad ir apskritai mūsų libido yra gerokai mažesnis ir žemesnis negu vyrų, bet dar ir nešiojamės daug seksualinių visokių traumų, net nebūtinai savo, bet tokių bendroj pasąmonėj visų moterų. Ir mes tokiu būdu galime suteikti masažą ir jausti seksualinę energiją tekančią iš vyro. Tai yra beprotiškai malonus jausmas, kai mes apsijungiam į vieną ir, tarkim, per kvėpavimą, kurį parodysiu šiandien, mes jaučiam tą energijos cirkuliaciją iš vieno kūno į kitą kūną ir susijungiam ir galim patirti irgi malonumą ir orgazminius jausmus iš lingam masažo darimo. Dar vienas iš tikslų moteriai, ne vyrui, tai yra pagaliau nebebijoti, nes o iš kur mes žinom, kaip čia ką reikia daryti? Nedrąsu, baisu, galbūt šlykštu, galbūt yra tiek kartais sušlykštinta visokių religijų arba auklėjimo kažkokio tai netinkamo mūsų šventi organai, kad kartais net atrodo fui, kažkokios tai, nežinau, ar formos, ar skysčiai, ar tiesiog tai padeda perlipti šitą ir išmokti pamilti lytinius organus, pamilti tai kaip normalų dalyką ir ne tik kad normalų, bet kaip šventą. Tai yra mūsų gyvybės nešėjai, tai yra be galo gražu. Kodėl mes grožimės žiedais, kodėl mes juos uostom, kodėl mes džiaugiamės, kad jie žydi, bet kai mes kalbam apie žmogaus žydėjimą, skysčius, gyvybiškumą, gyvybinę energiją, tai tada kažkas tai pasižadina fui. Nebūtinai visiems, aš tikiu, kad daug čia ir pažengusių tokių žmonių žiūri, bet
Bet aš pati atsimenu labai seniai, kai man tiesiog nebūdavo iš vis nei įdomu kažką tai tenais daryti, nei ką. Tiesiog sujaudinti, kuo greičiau sujaudinti, kad kažkas ten vyktų vėliau. Nu, ten tipo seksas. Tai, čia tie tokie seni laikai, kai dar tantros nebuvau pažinus. Ir nežinojau iš vis, kad lingam gali turėti tiek daug malonumo taškų ir kad galima taip ir anaip. Ir kad nebūtina man egoistiškai norėti, kad jisai būtų sukietėjęs. Va čia dar vienas momentas. Egoistiškai norėti, kad aš sujaudinčiau, jeigu jau jisai sukietėjęs, tai jau čia mano ego, jo, aš viską čia gerai darau. Ne, nebūtinai. Tu gali būti minkštas ir patirti malonumą ir tau, kuri daro arba kuris daro, nebūtina sukietinti ir sukelti erekcijos, kad tu galėtumai suteikti malonumą. Pati tantros filosofija susideda iš labai daug dalykų, tai nėra apie tantrą šiandien teorija, tai yra daugiau apie lingam ir patį masažą ir jo naudą. Tai nauda ir yra, kodėl dar viena tema, kodėl reikia neejakuliuoti. Kas čia per dalykas? Tai dabar paskutinės mano geriausias 7 sekundės iš gyvenimo atims. Kam man tai? Kodėl aš turiu neejakuliuoti, kaip vyras būdamas? Todėl, kad ten slypi daug gyvybinės jėgos, ten slypi daug gyvybinės energijos ir ten slypi malonumas tavo moteriai. Arba malonumas jums abiems, jeigu jūs vyrai. Todėl, kad jūs ištempėt visą tą malonumą ir laike, ir visose plotmėse, ir į šonus, ir į viršų, ir į visatą, ir prasiplėsti kūne. Ir tiesiog labai daug malonumo galimybių atsiranda. Ir daugiau energijos, ypač kai jau yra vyresnis kūnas, jisai mažiau pajėgesnis, gali pastebėti, kad pavyzdžiui, po ejakuliacijos kitą dieną tau mažiau jėgų. Po ejakuliacijos iš karto tikrai nenorėsi jokio kontakto ir norisi eiti ilsėtis. Dar viena banga greičiausiai seksualinio susijaudinimo taip greit neateis. O ypač jeigu esi vyresnis. Jeigu esi jaunas, tai dar ateis, bet jeigu vyresnis, tai jau turbūt neateis. Ejakuliuojam ir tada einu miegoti, susitiksime ryte. O jeigu ne ejakuliuoji, tu gali patirti malonumą. Vienas benefitas, vienas privalumas. Antras privalumas, kad pagaliau ir tavo partnerė, jeigu tu turi lytinius santykius su moterim, pagaliau irgi patirs malonumas. Nes tu per greitai nenueisi miegoti, nes mums reikia žymiai daugiau. Preliudijos žymiai, ne tik kad mums preliudijos, bet preliudija yra ir lingam masažo darimas. Tai irgi preliudija. Preliudija yra ir dienai indus išplauti iš tikrųjų. Tiesiog tai yra, preliudija yra visas gyvenimas, ką tu darai visą dieną. O seksualinė preliudija, tai jo, jinai gali būti ir eye-gazingas, ir pokalbiai apie tą, kas tau patinka, žinai, ir nebūtinai preliudija yra viena apie prisilietimą. Tai va. Jo, tai dabar kaip valdyti tą seksualinę energiją, pirmiausia papasakosiu. Jeigu žiūrėjot kažkokius mano mokymus meilę savo, kaip praktikuoti tantrą vienam, arba joni masažo mokymus, tai greičiausiai šitą informaciją esat girdėję apie visą tą diagramą ir kaip valdyti seksualinę energiją ir ją kelti į viršų. Tai dabar vienas dalykas. Prieš darant lingam masažą reikalinga susitarti ženklus, kada yra tavo riba, kai tu esi arti ejakuliacijos, arba riba, kai tu esi arti kažkokios emocijos, nes gali būti ir emocijos, gali būti ir verkimas, gali būti juokas, gali būti bet kokios emocijos lingam masažo metu, abiems, tiek darančiam, tiek priemančiam. Tai įsivaizduok, tai gali būti bet kokia riba, ar ne? Tai mano seminaruose gyvuose dažniausiai būna tokie ženklai. Ir jų reikia laikytis, tai dabar galite užsirašyti juos. Arba galite sugalvoti savo. Lingam masažo metu jų reikia laikytis tam, kad tu suprastum, kas tavo partneriui patinka, kad jis galėtų parodyti, kada yra jo riba, kad tu žinotum, kad nepersistengti ir nenuvesti partnerio į ejakuliaciją per anksti, arba tiesiog galbūt pavyks ir visai nenuvesti, kas yra valio irgi.
Ir kad žinot, kad, pavyzdžiui, gal šiek tiek skauda arba šiek tiek kažkaip galėtų būti kitaip. Tai ženklai. Taip yra. Man patinka. Kodėl reikalingi ženklai? Tam, kad išėmus visą verbaliką ir pokalbį mes labiau nueinam į patirtį. Kalbėjimas kartais išblaško patirtį. Tas ypač seksualiniam gyvenime priklauso nuo partnerystės ir nuo santykių, yra visokių, gali ten anekdotus pasakoti vidury sekso kartais. Bet kartais būna tiesiog norisi būti tame flow, toje tekmėje ir nieko nekalbėti, ne? Tai tam šitie ženklai yra labai gerai, tai čia reiškia man patinka, čia reiškia man labai patinka, su lenktais pirštais. Tai jeigu tau patinka kažkoks judesys arba prisilietimas, kurį tau daro, tai tu įrodyk, kada tau patinka. Tada tavo davėja masažo, suteikėja, galės atsiminti, kas tau labiausiai patiko ir gale masažo grįžti prie tų judesių, kurie tau labiausiai patiko. Taip mes vienas kitą labiau pažįstam. Tai man labai patinka su lenktais pirštais, tokie kaip nagučiai liūto, o čia man patinka. Tiesiog man faina. Dabar galima rodyti ant kūno viens kitam, tai pavyzdžiui, jeigu aš glostau, tai yra man patinka, glostau tave, ar ne, tarkim. Tai man patinka, ant partnerio kūno, jeigu patinka, tu parodyk, kad man patinka. Ir su lenktais tokiais pirštais, su nagais man labai patinka. Ne, gali stipriau varyti, ne? Tai va, turėkit tokius ženklus, galite rodyti juos ant vienas kito kūno, galite ore, jeigu nepasiekėt kūno, tai va tokie variantai. Dabar apie ribą. Aš esu, tarkim, arti ejakuliacijos, arba man šiek tiek per stiprų ir biškis skauda, arba šiek tiek ramiau, man faina, bet šiek tiek ramiau. Tai tiesiog gali biškį kilstelti delną, kilstelti tokį, kad biškį šiek tiek ramiau. Čia jau yra patrauk rankas, nes jau visiškai nereikia stimulacijos, nes tuoj ejakuliuosiu. Ne? Tai jeigu rodo tokį ženklą, pakelta ranka, tai reiškia, kad nutrauk visą stimulaciją, bet kokį prisilietimą ir geriau tuo metu kvepuoti tantra kriya joga kvepavimą, kad šiek tiek išsisklaidytų ta energija arba kiltų į viršų arba išsisklaidytų po kūną tas malonumas arba kiltų energija į viršų. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes užkeliam energiją iki širdies, tai tikrai toksai palaimos viską mylinčio žmogaus pasaulyje jausmas užima, toks visiškai, arba net ne žmogaus, bet toksai gali būti ekstatinis jausmas, visatos meilė, toks apima labai labai stiprus jausmas meilės. Jeigu pavyksta pakelti aukščiau, kas labai retai pavyksta, bet būna pasitaiko, tarkim, iki 3 akies, tai čia jau vizijos prasideda, psichodelinės kelionės, čia jau matymas. Tai jeigu įsivaizduokit, kokia seksualinė energija, jeigu mes per tą kvepavimą galim tokius dalykus patirti. Ir kelti seksualinę energiją tokią karštą, kai esi susijaudinęs, labai stipru. Galima kelti ir daryti kriya kvepavimą ir kiekvieną dieną be seksualinio susijaudinimo. Tai tau duos daugiau energijos, tokį resetą, persikrovimą dienoje ir tokio, naujos energijos pliūpsnį. Ir šiaip mokinsies tą energijos tėkmę kūne valdyti, kundalinį energiją valdyti, jeigu darysi tą kvepavimą, kartu su raumenų įtraukimais, PC muscle treniravimu, tai sterpėtės raumenim. Bet jeigu tai yra karšta energija, tokia jau susijaudinusi, aroused, kadangi aš tantros mokiausi anglų kalba, tai kartais naudoju tokius anglicizmus, tai atleiskite man visi kalbininkai, kurie žiūrit, aš labai myliu lietuvių kalbą ir stengiuosi labai taisyklingai kalbėti, bet kas liečia tantros terminus, tai kartais labai sunku man pačiai net suprasti į lietuvių kalbą. Kas yra svarbu jame, tai kad kai įkvepi per burną, šito pratimo negalima daryti žmonėms, kurie turi kažkokių tai kraujagyslių problemų, turi širdies ligų, turi kažkokių tai skydliaukė, gal klausimas, jausti save, bet nesuskydliaukė daug žmonių turi problemų.
Bet dažnai iš to ateina visokios epilepsijos ir panašiai, tai jeigu turi epilepsiją, nedaryk šito kvėpavimo pratimo arba daryk jį labai lengvai, palengvintai tiesiog paprastai giliai kvėpuok, bet nedaryk šito aktyvaus kvėpavimo. Kodėl? Todėl, kad tai aktyvina tavo kraujotaką, aktyvina tavo širdį ir kelia spaudimą. Ir jeigu turi tokių spaudimo problemų, tai būk atsargus su šito pratimu ir ypač, kai aš darau online mokymus, o ne gyvai ir aš nematau tų žmonių, kaip jie daro ir aš jiems negaliu būti, padėti kartu. Tai nėra nieko kažko pavojingo, jeigu tu jautiesi visiškai sveikas, tiesiog jausk savo kūną ir nepersisteng, nieko nedaryk, ko tu niekada nesi bandęs, tai nedaryk 100%, daryk 70%, kol suprasi, apie ką tai yra, kad galėtum padidinti, arba 5%, kad suprastum, apie ką tai yra ir kokį tai efektą duoda, ir tada jau daryk 100%. Gerai, susitarėm? Čia yra tavo saugumas. Šito kvėpavimo metu irgi gali atsirasti dilgčiojimas rankose, gali atsirasti galvos svaigimas šiek tiek, bet mes neturim nueiti į galvos svaigimą. Jis šiek tiek svaigsta, bet neperlaikyk per ilgai kvėpavimo, tada užlaikymo kvėpavimo neperlaikyk. Žodžiu, jaus savo kūną, noriu, kad visi jaustumėte saugiai, tai yra tikrai galingas kvėpavimas, labai ancient, labai iš senovės kilęs tantros kvėpavimas. Ir jį naudodavo tikrai prieš 4000 metų žmonės, vienuoliai ir panašiai, ir nekeliant seksualinės energijos, net tiesiog jis yra naudingas energetiniam apsivalymui. Dar vienas yra jo privalumas. Jis yra energijos kėlimui į viršų ir aš po to papasakosiu, kada tai reikia daryti, kokiu momentu. Gali šiaip daryti, bet kokiu momentu masažo metu. Tai kai mes įkvepiam per burną, per šiaudelį tokį. Ir tuo metu, kai įkvepiam, mes įkvepiam tarpvietės raumenis į save, į vidų, lyg kažkas už siūlo patrauktų į viršų. Tokį. Ne, per šiaudelį, tarpvietės raumenis į save. Namų darbas, kai eisi kitą kartą į tualetą ir šlapinsies, pabandyk sustabdyti čiurkšlę. Taip, tai yra tie raumenis. Tai tie raumenis, su kuriais tu sustabdai tėkmę šlapimo, tai tie ir yra reikalingi, kad tu juos įtrauktum. Tau nereikia net visų ten klubų kažkaip tai įtempti ar užpakalio, bet tiesiog vidiniai raumenis. Taip, tai įkvepiant įtraukiam juos, iškvepiant, atleidžiam. Tokia technika ir kvepuojam greitinant. Tai reiškia, pradedam labai paprastai. Ir įsivaizduojam kiekvieną kartą įkvepiant, kaip energija kyla į viršų ir nusileidžia. Ir mes keliam ją įtraukiant, kiekvieną kartą įtraukiant vidinius raumenis. Ir greitėjam. Ir tada įtraukiam giliai. Laikom. Ir po kurio laiko iškvepiam tą visą orą. Ir tada atsipalaiduojam, leidžiam energijai tekėti. Man irgi dabar net apsvaigo galva šiek tiek, tai yra normalus jausmas, tai nereikia persistengti ir perlaikyti. Kai kurie gali labai ilgai laikyti, jau tokie pažengę, gali ilgai užlaikyti tą kvėpavimą ir jausti, kaip tuo metu, pavyzdžiui, jeigu esi susijaudinęs, čia ir moterim tas pats galioja, jeigu esi susijaudinęs ir šitą kvėpavimo pratimą darai, kai yra ta riba, kai tu pakeli ranką ir pakvėpuojam kartu dabar, gerai pakvėpuojam, tu pakvieti savo partnerį, kuri darai, tu pakvieti savo partnerį kartu kvėpuoti. Kartais jam sunku būna susivokti, kad dabar reikia kvėpuoti, kad dabar reikia kelti tą energiją. Tai mes kaip davėjai to masažo, mes kviečiam tą žmogų, sakom, kvėpuojam arba su savo kvėpavimu, mes pradam kvėpuoti ir jam aišku, kad jam kartu kvėpuoti. Tai kvėpuoja ne tik tas žmogus, kuris priima masažą ir kuriam arti ejakuliacijos arba arti malonumo pabaigos, bet kvėpuoja abu ir tada, kai užlaikai, ta energija būna net toksai kundalinį jausmas kartais, labai normalu, jeigu šitą jauti, kai atrodo, kad tokios konvulsijos prasideda ir pradeda keltis energija į viršų, kai laikai tą kvėpavimą ir kai atleidi būna net toksai pereina orgazminis, multiorgazminis jausmas per visą kūną.
Tai yra labai malonus jausmas, bet jeigu tau tai yra nemalonu, arba kažkaip nejausta, arba tave gazdina, tai irgi nepersistenk. Praktikuok po truputį, po mažai, pasižiūrėk apie ką tai yra, ką tau tai atneša gyvenime. Iš tikrųjų pajausi, kad tai atneša labai daug energijos, labai daug malonumo, labai daug meilės savo, labai daug meilės pasauliui, labai daug noro būti tokiam orgazminiam jausme visą savo dieną, tiesiog visada. Ir tokiam atsipalaidavime, gyvybingume, žavume, tai duoda labai daug žavumo žmogui gyvenime, jeigu jis praktikuoja tokius dalykus. Jisai tampa toks gyvybingas ir jį šarmingas žmogus. Tai netgi, jeigu, pavyzdžiui, darysi masažą savo, tai irgi gali visiškai būti savimasažas. Šiek tiek sunkiau gal padaryti savimasažą savo negu kitam. Iš tikrųjų, žymiai lengviau daryti kitam, nes jis tiesiog gali atsipalaiduoti ir mes suteikiam. Ir lengviau prieiti, kai tu matai viską iš priekio. Tai dabar kokia pozicija kūno turi būti irgi. Tu gali, tas, kuris duoda, gali atsisėsti ant žemės su lenktom kojom ir, tarkim, kojas užskelti ant žmogaus, ant jo kojų ir va čia taip patogiai daryti, ar ne, tu tiesų stuburu. Labai svarbu tau įsipatoginti, labai patogiai, kad tas žmogus, kuriam tu darai masažą, nejaustų tavo nepatogumo, tavo nekomforto kūne. Apsidėk pagalvėliam kažkaip, pasidaryk patogią poziciją, todėl kad jeigu nors kiek tau bus nepatogu, tam žmogui jausis energija, kad tau yra nepatogu ir nebus atsipalaidavimo. Ir taip daug nepatogumo ir nežinojimo būna. Tokio, kur aš nežinau, ar čia aš galiu taip daryti, kaip man ten rodė tam seminare. Bandykite, klauskite, jeigu reikia to kalbėjimo, kalbėkite, jeigu nereikia, tai rodykite ženklus, kuriuos pasakiau. Jeigu žmogus tavęs nemato, vietoj pakelimo, kad man patinka, gali rodyti taip, ar ne, o vietoj parodymo, kad riba, gali pabarbenti žmogui. Arba stop, žinai, va tokį parodyti, kad stop, pakvepuojam dabar, tai čia praleidau už tai. Jo, tai įsipatoginti, ar ne, taip pat patogiai, arba gali į lotoso pozą atsisėsti, ar ne, atsisėsti į lotoso pozą ir tada pasidėti jo kojas va čionai savo, ar ne, kažkaip, tiesiog įsipatoginti taip, kad būtų patogu, galbūt tau reikės pagalvėlės po užpakaliu, kad stuburas būtų tiesus, kad tu nepavargtum, nes tantrinis masažas, jisai prasideda nuo viso kūno masažo. Tada jisai pereina prie linga masažo. Gali ir nepereiti. Tantrinis masažas gali ir būti ir be linga masažo. Tai aš dabar viso kūno smulkiai kaip daryti, aš nepasakosiu šiandien, aš palieku tai jūsų improvizacijai, nes tai gali būti improvizacija. Jūs ištepate kūną aliejumi ir aš tik pasakysiu seką, kokia kūno dalis po ko. Ir maždaug kryptis. Šiaip iš tikrųjų tantrinis masažas ir yra labai apie kryptis ir energijos judėjimą. Jis nėra apie kažkokius raumenų išmasažavimus. Jeigu žmogus nori, kad jiems skauda kažkur tai kažką ir jis negali atsipalaiduoti, suteikit jam tą masažą, duokit tai, ko jis prašo. Bet šiaip tantrinis masažas yra apie kryptis ir apie tokį labai malonų, žodžiu, visokių tų technikų yra. Ir galite savo susigalvoti tą masažą. Kai jau įsipatoginot, ar ne, tai svarbu vienas dalykas. Prieš darant kūno dalis, visas atliekant masažą kūno dalim, mes padarome atidarimo ritualą. Tai atidarimo ritualas atrodo taip. Prieš jūs čionais guli žmogus, išilgai guli, ar ne, mes sėdim šalia, mes patriname rankas. Galite daryti su manim, jeigu galite, jeigu turit galimybę ir nevažiuoja traukiniu arba ten kažkur nepatogu jums. Tada pajaučiam tarp rankų energiją, labai fainas jausmas, jeigu niekada dar to nedarėt. Jaučiasi energija, jau dabar, ar ne, kaip patrini šiek tiek. Galima pažaisti su tą energiją, galima dar patrinti, kad labiau girdėtųsi, jaustusi. Ir jaučiam tą energiją. Tada, kai jau tikrai jaučiam, kad yra kažkoks tai burbulas tarp rankų, mes dedame rankas ant širdies, susijungiam su visata, pasakom intencijas, galim mintimis, o galime garsiai pasakyti intencijas. Galime iškelti rankas, visiškai improvizuokit, jūs puikiai žinot intuityviai, ką reikia daryti. Kai aš vedu taip, ar ne? Susijungiu su savo širdim, ar ne, padėkoju už galimybę suteikti masažą
turėti šventą ritualą su savo mylimu žmogum arba su partneriu, su kuriuo nusprendėm praktikuoti tantrą, ar ne? Galite paprašyti visatos šviesiausių patyrimų ir visų reikalingiausių patyrimų. Susijungti su visatos energija, su viskuo, kuo tikit. Jeigu netikit Dievu ar kažkuom, tai visatos kažkokiam galiom, tai susijungit su žeme, galit į žemę padėti rankas, kad susijungti su žeme ir pasimti iš žemės energijos, tokios šviesios, švarios energijos. Vėl dėkite rankas savo ant širdies. Ir tada dėkite rankas abi ant partnerio širdies. Tada vieną ranką dedate dabar rodysiu ant savęs, vieną ranką ant širdies, ant partnerio tik tai dedat, kitą dedat ant gaktikaulio arba ant lingam. Jaučiat žmogaus kvėpavimą, leidžiat žmogui nurimti, toks pirmas prisilietimas, kad jisai bus masažuojamas, mes jam pasakom, parodom. Ir tada kitą ranką keliame ant kitos čakros, viršutinės čakros trečios akies, sujungiam visą stulpą čakrų. Ir vėl sugrįžtame prie širdies, abiem rankom. Ir tada pradedame masažą. Dabar kaip atrodo tas masažas? Mes pradedame masažą nuo nugaros. Tai žmogus gulėjo ant nugaros čia, ar ne? Tai galėjom dėti ne ant kaktos, arba mes jam leidžiam apsiversti, bet gal jeigu mažiau vartymosi būtų, tai mes pradedam vis tiek nuo nugaros masažo. Tai jisai guli ant pilvo. Ir mes jam dėjom rankas ne priekiu, tik tai kaip aš rodžiau, bet gale, ne? Bet galima ir priekiu gulėti, kaip jūs norit. Galite atidarimo ritualą daryti ir priekiu, po to apsiversti. Čia nėra kažkokių tokių griežtų taisyklių, kaip turi būti. Ypač kai jau, jeigu ateini į workshopą, tai jos būna tokios, kokios būna. Bet kai jau tu gyveni savo asmeninį, seksualinį, tantrinį gyvenimą, taigi ten kiek improvizacijos gali būti. Tai nėra, kad tu taip išmokai ir dabar tik taip turi būti. Taip, ne, atidarimo ritualą padarėm, pradedam nuo nugaros masažo. Nugaros masažas yra pradedamas nuo pačios, keliami viršų, žodžiu, ištepame aliejumi tą kūno dalį, kurią dabar masažuosime. Labai svarbu, naudojame kokosų aliejų, tik tai. Todėl, kad lytiniams organams, nors masažuosime visą kūną, bet po to tada reikėtų nusiplauti rankas ir jeigu lingam norit, jeigu visą kūną norit su kažkokiais aromatiniais arba šiaip aliejais, tai darykite, bet po to būtinai nusiplaukite rankas, to aliejaus kažkokio tai masažinio ar kažko ir darykite su organišku kokosų aliejum, nes lytiniams organams aliejus nėra gerai, o kokosų aliejus yra pats mažiausiai riebus, o slidimo reikia, visom sėklidėm labai reikia slidimo, nes jeigu tu tempsi odą taip tiesiog, tai tiesiog skaudės. Ir visas tas, kad nebūtinai yra kažkokie tai natūralūs lubrikantai, išeina lubrikacija, gali būti visai, kad neišeis jokia natūrali lubrikacija, tai tiesiog reikalinga sudrėkinti, kad būtų slidimas ir kad kuo daugiau to aliejaus būtų. Dar yra ant sėklidžių plaukai, kad netemptų plauko, tai mes ištepam, čia vėliau sakysiu, bet ne tik tai sėklidės ir ne tik tai lingam, bet ir kirkšnis, viską ištepam aliejum, ne? Kad nebūtų jokio diskomforto, jeigu yra diskomfortas, būtinai turi pasakyti, kad reikia daugiau aliejaus ir panašiai. Tai va, tai pradedam nuo nugaros, ar ne, grįžtam prie viso kūno masažo ir mes keliame kryptimi į viršų ir žemyn, per stuburą į viršų ir žemyn. Tai kiekviena kūno dalis, sakykime, gali būti pamasažuota mažiausiai 5 minutės, bet čia jau labai mažai. Bet duokit 10-15 minučių kiekvienai kūno daliai, kaip minimum. Duokit atsipalaiduoti žmogui, duokit jam susijaudinti, žodžiu, pabūti tame malonume. Tai tavo improvizacija visiškai nugaros masažo, tokio, kokio tu nori, bet grįžk kartais prie krypties į viršų, per vidurį į viršų važiuojam, per šonus žemyn. Iš vis. Ir dao, ir tantroj, visos kryptis, tokios meridianų, yra per vidurį į viršų, per šonus žemyn. Nesvarbu, ką masažuosi, atsimink. Arba iš vidinės pusės į viršų, iš išorinės žemyn. Bet kokią kūno dalį. Grįšiu dar prie kiekvienos kūno dalies ir pasakysiu apie tai, bet tiesiog atsimink. Per vidurį į viršų, per šonus žemyn. Per vidinę dalį į viršų, per išorinę žemyn. Tai pavyzdžiui, kojas, ne, per vidinę dalį į viršų, nu žodžiu. Tai nugara. Tada galima daryti tokį
per stuburą, sukryžiuojame pirštus, va taip va, ir per stuburą į viršų keliam, čia yra trauma release. Traumos paleidimo judesys taip stipriai abiem pirštais į viršų per stuburą. Tai čia 2 dalykai, kuriuos turi žinoti, o šiaip improvizacija. Ir tada nuo nugaros masažo mes pereiname prie rankų masažo. Tai irgi ištepame rankas ir tai yra visiškai jūsų improvizacija, kaip jums norisi, darykite viską, kas jums atrodo, kad gali būti malonu, bet vėl prisiminkit, per vidinę dalį mes keliaujame viršų meridianas, per išorinę keliaujam žemyn. Čia yra energijos tėkmei, gyvybinės energijos tėkmei. Per vidinę į viršų, per išorinę dalį žemyn. Išmasažuokite delnus, pirštus, tai yra labai malonu, naudokite aliejų, taip pat prieš tai būtinai ištepkite aliejų, prieš kiekvieną masažuojant ištepam aliejų. Tada mes keliaujam prie sėdmenų masažo. Sėdmenų masažas gali būti 8, ar ne, 8 važiuojam. Tada gali būti su alkūne. Šiaip apskritai naudokite dilbį ir alkūnę viso masažo metu, kad ir kokį darytumėt. Labai malonu, kai pradeda masažą daryti ne tik su rankom, bet su visu savo kūnu, jeigu tai yra jūsų partneris. Jeigu tai yra kažkoks tai svetimas žmogus, su kuriuo nusprendėt praktikuoti, tai apsikalbėkite apie ribas, arba ten atvažiavote į stovyklą ir jums tiesiog yra partneris. Tai tiesiog tikrai apsikalbėkite apie ribas, tada negali būti jokių bučinių, jokių be leidimo ir sutikimo vienas kito. Negali būti burna liečiami lytiniai organai arba burna masažuojama, liežuviu masažuojamas kūnas kažkaip ar ten krūtinė ar kažkas. Tai nėra tantrinis masažas profesionalus, tai yra mylimųjų jau dalykai, ar ne? Tai neperžengkim ribų, jeigu praktikuojam su žmogumi, kuris tiesiog sako, davai papraktikuojam, tiesiog, tarkim, nes neturi partnerio. Tarp kitko, dabar gerą dalyką prisiminiau, kad aš esu sukūrus, tai yra tantros partnerių paieška tantros renginiams. Tai jeigu tu neturi partnerio, tu gali ten susirasti, aš jos dar iki galo neužaktyvinau, aš jas sukūriau gal prieš metus, bet yra tokia grupė ir ten gali susirasti tantros partnerį tantros renginiam. Tai nėra Tinderis, tai nėra ieškojimas savo partnerio, gyvenimo partnerio, bet tai yra grinai tantros tikslams, kad kartu praktikuoti tantrą ir kartu išmokti, nes daug žmonių nori praktikuoti, bet neturi su kuo. Ir tai yra apie dvasinį darbą, labai smarkiai apie dvasinį darbą ir labai gerai, kai mes abu sutinkam, kad aš noriu išmokti, aš noriu praktikuoti. Tai pirmiausia, su tokiu žmogum ne dvies reikėtų sutikti, o su tokiu žmogum ateiti į bendrą renginį, pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip jaučiasi, su vedliu viskas, jau tada galite užklasinę veiklą užsimti. Čia mano rekomendacija yra dėl saugumo ir dėl ribų neperžengimo. Nes jeigu jūs ateinate į mano, tarkim, kažkokį tai gyvą seminarą, kurie dabar bus nelabai greitai, per joninės, bus joninės pajautoj, bet greičiau nebus, tai jūs pasitikrinat, jūs pasižiūrit ribas, jūs pasidaro daug visokių pratimų apie savęs pažinimą, apie ribų nusistatymą, apie kas tau malonu ir panašiai, ir tada jau tokią įžangą padarius galite praktikuoti. Tai grįžtam prie sėdmenų. Sėdmenų masažas gali būti 8 ir aš sakiau su alkūne, tai yra, kad galime taip daryti irgi 8 su visu dilbiu ir su visa alkūne. Tada yra labai malonus jausmas, ką galite irgi daryti, tai tiesiog įsivaizduokit, kad dabar čia yra galva žmogaus, čia yra kojos į tą pusę, o čia yra sėdmenys ir įsivaizduokit, kad aš sėdmenimis tarp bandelių slystu žemyn ir kai patenku į tokią kinkšt duobutę, kur yra po uodegikauliu, tada darau tokį judesį ir slaidinu žemyn. Labai malonus jausmas, pasipraktikuokit, pasieksperimentuokit su partneriu arba atvykit į gyvą stovyklą, bet labai fainas šis. Čia yra daugiau dabar šiandien apie lingą masažo technikas, bet aš noriu paminėti vis tiek apie viso kūno. Jūs galite improvizuoti visiškai visą tą kūno masažą, jums nebūtina daryti taip, kaip aš pasakoju, bet aš tiesiog duodu tokius kelis tipsus, ką galite padaryti, nes tai nėra šiandien viso kūno masažo mokymai, tai yra linga masažo mokymai. Bet aš nenoriu, kad jūs eitume tiesiai prie lingam, nes yra daug malonių dalykų dar iki tol. Tai sėdmenis išmasažuojam, tada tai
dabar seka šita yra svarbi. Nugara, rankos, sėdmenis. Užsirašykit šitą. Ir tos tipsus užsirašykit, tos keletą patarimų. Tada po sėdmenų eina kojos. Tai kojos, tai vidinė dalim mes kojomis einame į viršų, išorinė žemyn. Irgi nepamirškit, čia naudoja daug aliejaus, vyriškos kojos turi nemažai plaukų, gali tempti plaukus, būtų diskomfortas, tai tikrai ištepkit aliejum. Kokosų. Kokosų aliejus, tarp kitko, geriausiai slysta, labai toksai, neturi to tokio klampumo, tai irgi dėl to yra labai gerai. Tai kojos irgi vidinę dalim į viršų iki dubenkaulių ir tada žemyn išorinę dalim. Ne? Ir jūsų improvizacija kaip norit, bet atsiminkit šitą kryptį, bent keletą kartų padaryti. Tada mes paprašome labai švelniai savo partnerio, kad jis gali apsiversti, jau gali apsiversti. Ir padedam jam apsiversti, užklojam, pasirūpinam. Kai jau visą tai padarėm, keliavome į priekinės dalies. Tai priekinė dalis prasideda vėl nuo kojų, išorinė dalimi viršų, vidinė dalimi viršų, išorinė dalimi į apačią. Tai keliame viršų per kojas ir į apačią. Ne? Kryptis šita, o visa kita yra improvizacija, galit pėdų masažą daryti, galit ką nori daryti, bet padarykit šitą kryptį irgi, kad per vidinę dalį keliavame viršų, per išorinę žemyn. Kai padarom kojas, tada mes keliaujame dabar moterim, tai yra atvirkščiai. Po kojų keliauja, kad darome krūtinę, o tada pilvą. Vyram pirmiau darom pilvą po kojų. Nes pilvas jau yra arti lingam ir jam atsiranda tas toksai susijaudinimas, kad tuoj netrukus galbūt bus linga masažas, bet tada mes tą visą energiją sukeliam į širdį ir darome krūtinės masažą. Ir tai yra be galo malonus jausmas, nes tai irgi padeda kelti energiją į viršų. Moterim, kad susijaudinti, geriau pirmą padaryti krūtinės masažą, tada leisti žemyn, tai labiau jaudina. Ir tada prie jonį, bet dabar apie lingam šiandien. Taip, tai tada darome po kojų, darome pilvo masažą. Tai pilvo masažas būtinai yra pagal laikrodžio rodyklę, pagal saulę. Viskas pagal virškinimo sistemą, nes virškinimo sistema ir eina, nežinau, jums turbūt priešingai rodo, nes veidrodiniu, bet žodžiu, pagal laikrodžio rodyklę, pagal saulę. Darome ratus, galime daryti 8 su delnu, ar ne? Galime daryti 8 per šitą vietą, per saulės rezginį, tada nusileisti žemiau, per pilvo apačią 8. Ar ne? Viskas su aliejum. Tada palei virškinimo sistemą, palei laikrodžio rodyklę aplinkui, žodžiu, improvizacija. Tada krūtinės masažas. Čia irgi improvizacija. Neikit tiesiai prie spenelių. Darykite pirmą visko aplinkui. Darysiu krūtinės masažo mokymus, tarp kitko. Tai čia bus atskira tema, bet leiskit improvizuoti savo šitoj vietoj, patyrinėkit aplinkui spenelius, galite, jeigu čia yra mažas spenelis, galite eiti su pirštais aplinkui spenelį visaip, ar ne, galite daryti spirales aplinkui spenelį, link spenelio ir tada atgal, ar ne, tiesiog eksperimentuokit, pažaiskit ir leiskit savo fantazijai tyrinėti šitą kūną. Nenoriu daug duoti apie šitą temą, todėl kad čia yra visiškai atskira tema ir aš noriu, kad jūs pažadintumėt savo dar fantaziją ir žaismingumą tame, nes galima padaryti be galo daug dalykų. Padarėme krūtinės masažą, krūtinės masažas yra labai apie širdies atvėrimą, galima per vidurį širdies masažuoti, galima dar kas labai malonu, šitie po raktikauliais raumenys tokie yra irgi labai šonai, žodžiu, visa krūtinė. Tai yra tikrai labai svarbi masažo dalis. Užsibūti bent 10-15 minučių prie krūtinės masažo. Tai kiek čia truks laiko tas masažas? Jo, pasilikit 3 valandas kaip minimum. 5 yra tobula seksualinė praktika. Duokit savo laiko. Jeigu neturit laiko, nu gerai, užteks ir tos 1,5 valandos, bet nedaug padarysit per 1,5 valandą, nes vien linga masažas valandą užtruks. Gerai, tai aš taip ilgai nerodysiu prezentacijos valandą, tikiuosi, aš parodysiu
sutrumpintas versijas, tik tai technikas, bet tą kiekvieną techniką galima daryti ilgiau ir po to, pamačius visą tą seką, galima pereiti prie tų, kur jums rodė, kad labiausiai patiko. Ne, tai jau tada gaunasi improvizacija ir seką mes pametam ir einame į improvizaciją. Gerai, kai padarėme jau krūtinės masažą, tada mes keliaujame prie lingam masažo, kurį visą detaliai papasakosiu, šiandien lingam diena, viską apie lingam papasakosiu ir parodysiu, bet dabar noriu pasakyti, kas vyksta po to. Ir tada papasakosiu, kas vyksta su diagrama. Tai kas vyksta po to, mes sukeliame visą nuo lingam, visą energiją link širdies, iškvėpavus. Jums nebesinorės ejakuliuoti, jeigu jūs kvėpuosite tą kryją kvėpavimą, kurį rodžiau. Nes jisai paskirsto kraujotaką, visą tą kraujotaką, malonumo kraujotaką, nes malonumas atsiranda, priplūsta daug kraujo į tos lytinius organus ir tada viskas būna žymiai jautriau ir dėl to tie visi nervų, visos ląstelės nervinės susiaktyvina. Tai jeigu mes šitą kraują išvarinėjom po visą kūną arba keliam energiją į viršų, tai įsivaizduokit, tas malonumas ir pasiskirsto po visą kūną. Dėl to reikia daryti tą kvėpavimą ir tai vat tuo metu, kas vyksta po masažo, dabar papasakosiu dar biškį vėliau, bet kas vyksta po masažo dabar, nes po to turiu pereiti kamerą kitur pervesti. Tai žodžiu, po masažo, kai padarome lingą masažą, mes sukeliame visą, tikiuosi viską rašotės, sukeliame visą energiją į viršų, link širdies, galime dar šiek tiek padaryti krūtinės masažą, kad atverti širdį per tą energiją ir tada einame prie galvos masažo. Galvos, ausų, jūsų improvizacija, ką norit, jau galvos masažą tikrai esat darę kažkam arba gavę, arba jeigu nedarėte, tai tiesiog suteikit malonumą, tai kokio patys norėtumėt. Tai mes tiesiog išmasažuojame tą visą susikaupusią energiją, sukeliame į viršų, link širdies, atveriam širdį ir tada, kai energija užkelta ir arti galvos, tai tada gali būti tokie dalykai šalutiniai poveikiai, kaip, pavyzdžiui, galvos skausmas, jeigu mes neiškvepavom visko gerai, arba nebuvo tos tėkmės, tai dėl to labai gerai padaryti galvos masažą ir jau tada palikti partnerį, atsipalaiduoti ir pamedituoti ir pabūti toje patirtyje, išjausti, galbūt kažkokios vizijos ateina, suvokimai, galbūt reikės laikyti erdvę, nes žmogus galbūt verks, galbūt jam pasilys emocijos, pradės rėkti. Tokie šalutiniai poveikiai gali būti ir jie yra labai natūralūs ir normalūs tantroj. Leiskim būti tom emocijom. Dar vienas dalykas, ką svarbu aptarti, dabar sakau, neejakuliuokit. Tai šitoj vietoj negali būti jokio kaltinimo. Jeigu atsitinka ejakuliacija, jokių būdų negali būti, mums pasaulyje yra pakankamai kaltinimo, kaltės jausmo gyvenime. Pakankamai. Ačiū, užteks. Tai jeigu įvyksta ejakuliacija, viskas gerai. Tada ką aš siūlau, tai kažkaip pereiti nuo to, kad čia reikia kažkaip nusivalyti, nusiplauti, kažkaip čia. Pereikit prie to garbinimo. Galite surinkti, čia jau dabar tantriniai, šamaniniai reikalai iš egiptietiškų dalykų, bet galite surinkti visą sėklą, sudėti, nusiplauti, tarkim, į kažkokį tai dubenį su vandeniu ir palaistyti augalus. Galite pasidaryti kaukę, galite, nežinau, atraskite būdą, kaip jūs susidraugaujate su skysčiais. Todėl, kad tai irgi yra labai daug galios tame, labai daug meilės sau, labai daug... Pakomentuokit, kaip jaučiatės, kai apie tai kalbama, labai įdomu. Tai yra iš jau tokių egiptietiškos tantros, egiptiečiai turėjo labai daug tokio seksualinio švietimo, kuris buvo labai normalizuotas ir daug su tuo yra sekso magijos, sex magic. Galima naudoti tą black magic, tai savo naudai ir be kitų žinios. Tai čia šitų dalykų mes nedarom, šitoj bendruomeniai. Tai nėra blogai, atsiimsi kitam gyvenime, jeigu taip darysi.
prižadu, žinok, nes taip ir man buvo. Tikrai. Tai juodąją magiją negalima užsimti, bet čia aš kalbu, jeigu įvyko ejakuliacija, ne, tai mes keliaujam į šviesius dalykus. Mes visų pirma nekaltinam, mes nenuliūstam, nenusiviliam, mes tiesiog sakom, o valio, šį kartą pavyko tiek daug, wow, kitą kartą pavyks dar daugiau. Tai leiskim patirti tą malonumą, galim kartu irgi užkvepuoti, įtraukinėti tą PC raumenį savo vidinį, tada nors kažkiek gal pasikels tą energiją į viršų, gal netiek bus smarkiai tos energijos praradimo, bet jo, tai būtinai jokio kaltinimo atsitiko, vadinasi, tai yra praktika, praktikuosim tol, kol pavyks. Ir tikrai pavyks, jeigu praktikuosit, irgi prižadu. Būkite tikrai sąmoningi, įjunkite sąmoningumą, stebėjimą šitame klausime ir pamilkite tą kūną, pamilkite, pereikite į, jeigu tai atsitinka, kad įvyksta ejakuliacija, kas greičiausiai ir gali atsitikti pirmus kartus, tai tikrai ir su tuo yra viskas gerai. Mes einame į patirtį, bandome praktikuoti ir tada žiūrim, kas gaunas. Persistatysiu kamerą prie lentos, kad papasakočiau apie energijos valdymą. Tai dabar apie energijos valdymą. Don't feel shame, leave the social frame.